Jeigu jūs norite laimingai ir santarvėje gyventi poroje, o ne atskirai, visą gyvenimą, jūs turite pasikaustyti bekraštę, beribę kantrybę visam gyvenimui, bendravime su antraja puse. Vyras ir moteris tai yra du gamtos poliai, dvi gamtos jėgos, kurios viena kitą be sustojimo provokuoja ir kibirkščiuoja kiekvieną dieną daug kartų. Kai bendraujate su priešingos lyties žmogumi, ypač dėmesingai sekite kalbos toną, intonaciją. Būtent intonacijoje vyrai ir moteris bendraudami daro didžiausias fatalinės klaidas. Sakydami geriausius žodžius, su geriausia intencija, jie pakelia toną, truputį pakelia toną ir prasideda griūtinė reakcija jų bendravime. Įdėmiai stebėkite kitų porų klaidas, kaip jie tai daro, kaip jie kelia toną, truputį kilsteli toną kuris nors iš sutuoktinių. Ir kas toliau vyksta? Iš tikrųjų, bendraudami vyrai ir moteris, jie myli ne vienas kitą, o jie myli jausmą, kurį gauna antros pusės pagalba. Jie myli ne tą žmogų, bet savo pojūčių dirginimus, jausmus, kurios generuoja priešinga lytis. O realiai tas žmogus rūpi tik tiek, kiek jis teikia malonumą. Šitas veiksmas iš tikrųjų yra ne meilė, bet vampirizmas. Tai yra ėmimo veiksmas. Malonumo ėmimo veiksmas. Techninė kalba tai yra vadinama egoizmo. Vienas iš pačių svarbiausių patarimų yra teikti antrai pusiai tik malonumą ir neteikti net mažiausio skausmo. Būtent tai yra meilės veiksmas. Meilės veiksmas teisinga techninė griežtąja siaurąja prasme. Tai yra davimas be išlygų. Tai yra besąlygiškas teikimas, tiekimas, atidavimas kitam asmeniui malonumo, energijos, pinigų, laiko, dėmesio, šilumos, jėgų ir taip toliau. Tai yra besąlygiškas dovanojimas viso spektro energijų, kokias tik tai mes galime tiekti iš savęs kitam asmeniui. Vyro ir moters santykiuose tikras meilės jausmas yra ne tik tai šiaip sau davimas. Tai davimas tiksliai to, ko slapta antroji pusė labiausiai nori. Ir dažnai nedrįsta to išreikšti, nemoka tai išsakyti. Tobulas santykis tarp vyro ir moters yra tuo atveju, kai vyras visą laiką galvoja, ko labiausiai trokšta jo moteris. Jisai stengiasi tai nuspėti ir būtent tai jai duoti. Ir moteris daro tą patį. Jis seka vyro širdį, vyro norus, vyro poreikius, stengiasi juos nuspėti, užbėgti už akių ir būtent tai jam duoti, ko jis labiausiai nori. Jūs, mylimam žmogui, turite dovanoti ne šiaip savo energijų spektrą. Jūs turite dovanoti besąlygiškai visą save. Didžiausia laimė yra įmanoma tik su viena sąlyga. Tik mylimo žmogaus dėka. Didžiausios laimės neįmanoma išgauti karjeros pagalba, pinigų pagalba, galima išgauti tik tai bendraujant su pačiu mylimiausiu žmogumi pasaulyje. Kuo ryšys yra stipresnis, tuo laimės jausmas yra stipresnis. Didžiausia gyvos sistemos paslaptis yra ta, kad jos viduje gyvybinė jėga cirkuliuoja dviem kryptim. Kairioji linija moteriška, o dešinioji yra vadinama vyriška. Tai reiškia, kad gyva būtybė susideda pati savyje iš šitų dviejų jėgų, iš vyriškos ir moteriškos stichijos arba jėgos. Jų susijungimas sukuria gyvybę. Ir jeigu šitos dvi jėgos yra tam tikrame ypatingame santykyje, tai gimsta trečia jėga – santuoka. Senovės lietuviai tai vadina laimės pojūčiu. Ji yra įmanoma tik tai
pusiausvyroje, susijungime arba balanse tarp šitų dviejų jėgų. Jinai niekur kitur negali atsirasti ir gimti. Tai reiškia, kad norint pagimdyti savo viduje šitą jausmą, tai yra įmanoma pasiekti tik tai intensyviame santykėje su priešingos lyties žmogumi. Su priešingos lyties gamtos